Na ką, nusimato Halloweenas, po truputį ruošiuosi ir šiais metais nebus, tai kokį klubelį ar kažkur pavaiduokliauti kaip visada, bet rinksimės pas mano sesę su draugais, tiesiog visi prisitaikė prie mūsų, kadangi mes, negalim šiais metais jau, taip vaiduokliautis kažkur, bet nusprendėm, kad būsim vis tiek persirengę, kad būtų tokia atmosfera ir žymiai įdomiau, tai po truputį ruošiuosi, nusilakavau nagus, ant kiek yra geras šitas lakas, opi, tai spalva tiesiog toks sodrumas, tiesiog net akis skauda žiūrėti ir užtenka vieno sluoksnio labai gerai. Aišku, čia nei iš odelio atstumdžiau, nieko, tiesiog užbraukiau, kad iš toli šmėkliotų raudoni nagai, nes būsiu velnis. O kalbant apie mano nagus, tai po paskutinio karto, kai nusiėmiau pati nagus, aš tiek juos sudirbau, kad žinokit, baisu netgi žiūrėti. Ta mergina man padarė tos nagus, jinai padarė labai gerai, tvirtai. Ėjo kažkokią tokią stiprią bazę, kad ilgai laikytų. Aš netgi 2 mėnesius, man atrodo, išnešiojau. Tai ir nusiimdama tiek suvariau nagus, žinokit, kad dabar gėda eiti juos kažkur tvarkytis. Jau šiek tiek yra ataugę. Tiesiog tokiom dobėm iškabinau, aš patį nagą, nelaką. Tiesiog yra tokie dobėti mano visi nagai, tai laukiu, kol atauk. Šiek tiek per grubiai aš su savo nagais pasielgiau. Noriu parodyti, kai kur nors vykstam, ką aš pasiimu į šitą tajaus tašį, ką susidedu svarbiausius dalykus. Aišku, pagrindinė yra sauskelnės, šita vadinama palutė, tiesiog pasidėti kažkur, kai keiti, kad nebūtų kažkokia nelaimė. Keičiant servetėlius būtinai, gal neturiu mažesnės pakuotės, tai tenka pasiimti tokią didelę. Po to, aišku, rūbelių. Gal čia per daug pasiėmiau, bet geriau turėti daugiau negu kad pritrūktų, nes kartais būna tokių netyčiukų, kad netgi iki pažastų. Tai reikia turėti vis tiek atsargai. Po to tas vadinamas toks kaip ir seilinukas, jo toks dar vieną šiaip pasiima, o vieną įdedu atsargų. Šitas bubiukų traukėjas ir yra lašiukai į nosį ir dar yra tie tos krapštukai. Čiulptuką dar pasiimu atsarginį naują, nes yra buvo ne vieną kartą, kad pameta, bet visada radom tą savo senąjį. Po to čiulptukui ta tokia dėžutė, kurioje galima ir dezinfekuoti čiulptuką įdėjus mikrobangį. Po to, žinoma, pasiimu tą aparatą pienui šildyt, pakrautas. Ir pasiimsiu vieną buteliuką, kadangi važiuosim dabar pas sesę, būsim namuose, tai turėsiu kur išsiplauti, o taip dažniausiai pasiimu kokius, žiūrint, kur važiuoju. Kartais būna ir visus 3 pasiimu, kartais 2 užtenka. Ir aišku, šitą indelį su 5 dozėm mišinukų, manau, užteks. Nes jeigu tiesiog mašinoje, kadangi parvairuoti teks man greičiausiai, nuvažiuojant pamaitinsiu, bet kad, vis tiek turėti šiek tiek daugiau mišinuko. Tai dažniausiai toks lauknešėlis susideda į šitą tašę. Esu tikrai patenkinta, kadangi telpa viskas, ko reikia. Tai ką, matėt šiek tiek kaip šventėm Halloweeną. Smagiai buvo, iš tiesų sesė labai gerai pasiruošė. Sakė, ruošėsi 2 dienas, nes norėjo padaryti tiesiog, kad būtų labai įdomu, labai įspūdinga. Tai tikrai nustebino. Smagiai pabuvom. Grįžom mes apie 1:30 nakties.
Galvojau, kad Tajus išsibalamutins su miego režimu, bet nieko, visai gerai išmiegojai, tai. Kadangi jis pas mane yra totalus pelėdžiukas kaip ir aš, miegoti eina apie 12, kartais net po 12 ir atsikelia apie 3-4 valandą pavalgyti ir tada atsikelia apie 7-8 pavalgyti. Pavalgo ir tada vėl galime miegoti iki 10-11. Bet nepagalvokit, kad aš specialiai taip darau, tiesiog jis nuo pat gimimo taip vėlai eina miegoti. Šiaip aš kai laukiausi, bet paskutiniais mėnesiais galvojau, kad jis bus naktinis vaikas, tiesiog bus sumaišęs dieną su naktim, nes dažnai būna taip vaikai. Nes aš kai nueidavau miegoti, jis visada atsikeldavo, kaip pasakyti, pilve ir pradėdavo vartytis ten, siūsti belekiek. Tai galvojau, kad bus naktinis, bet ne, viskas normaliai, bet labai džiaugiuosi, kad jis man leidžia ir man leidžia pamiegoti. Ir normaliai miega, realiai atsikelia vieną kartą per naktį, o po to jau ryte. Tai labai geras vaikas yra. Tai dienom, aišku, miega ten maks 20 minučių. Tokių miegelių nežinau, kiek jis tai pamiega. O kad naktim, tai labai džiaugiuosi, kad taip leidžia pamiegoti. Aišku, aš irgi miegu iki 10-11 kartų su juo, nes, tiesiog. Kažkaip, žinot, kad aš esu miegalė, man patinka ilgai miegoti. Tai aš po pusryčių Tajaus tų rytinių, kai jis atsikelia apie 7-8, pasiimu jį pas save į lovą ir mes toliau miegam iki 10-11. Pirmą kartą gyvenime pagaminau moliūgų sriubą, čia su krevetėm. Tai aš nežinau, ar patiks vyrui, aš žinau jo komentarą, iškart sakys, kas čia per kūdikių tyrelį, todėl aš jam dar papildomai kepsnių iškepiau. Bet aš šiaip ragavau labai skani, tai einam valgyti. Žodžiu, vyro komentaras apie moliūgų sriubą, tai nenoriu keiktis, nenoriu sakyti taip, kaip jis sakė, bet panašiai nuskambėtų, kad afigenai skani moliūgų sriuba. Sako, jeigu nueičiau į kokį Michelin restoraną, tai sako, būtų wow, būčiau labai nustebęs suvalgęs tokios skanios moliūgų sriubos. Nu, žinot, toks pamalonimas. Šiaip tikrai labai skani moliūgų sriuba. Pirmą kartą gaminau ir taip skaniai. Tos krevetės dar labai tiko iš tiesų, tai sako, dažniau galėtum padaryti tos ribos. Ir tikrai nesityčiojo, kad ten kažkokia vaikų tyrelė, bet labai skaniai suvalgė. Tai žodžiu, norėjau jisai dar pakartoti, bet aš tik po vieną indelį išviriau, nes galvoju, nieks nevalgys, nepatiks, bus neskani, tai daug neviriau. Tikrai dažniau teks dabar virt moliūgų sriubą. Nuėjusi iki H&M Tajui kažką pažiūrėti kokių nors rūbelių, nes aš nesuprantu, ar jis taip greit auga, ar tiesiog tuos rūbelius skalbdama aš kažkaip juos netaip skalbiu. Aš žinau, greičiausiai dėl to, kad džiovinu šios džiovyklėje, nes kiek mačiau, beveik dauguma rūbų negalima džiovinti džiovyklėje, bet, nesąmonė būtų kiekvieną kartą išskalbus tokią krūvą rūbų, džiovinti toje paprastoje džiovyklėje, kur kambarį yra sudžiaustyt, nes ir rūbai gaunasi tokie kieti, o aš tikrai nelyginčiau ir nelyginu, nes tiesiog neapsimokėtų vaikiškų rūbelių lyginti, tiesiog, kad jie greitai, aš per dieną nežinau, kiek kartų outfitų pakeičiu jam, nes tai atpylė, tai apsiseilėjo, tai šiek tiek prabėgo pro sauskelnes, žodžiu, daug kartų jis persirenginėja, aš tiesiog viską dedu grinai į džiovyklę, kartais ne 100% išdžiovinu, šiek tiek bent padžiovinu, kad jie būtų tokie puresni, lengvesni, švelnesni. Kiekvieną lauką, kol išdžiūtų, tiesiog nesąmonė. Tai man atrodo, aš darau tokią klaidą, kad į džiovyklę įdedu ir jie, žinoma, susitraukia nuo karščio džiovinant. Tai sakau, nebetelpa beveik nei vieną pižamą. Tai parodysiu, ką nupirkau šiam iš H&M. Tai paėmiau tokių gėrybių. Pirkau tokias kelnytės treniginės, 2 tokius džemperiukus ir po pižamom šitos tokius. Ir man pasisekė tai, kad pirkau iš to viso bendro, kaip pasakyti, katilo, kur 3 perki ir moki tik už 2, tai kažkuris gavosi veltui. Tai grinai pasisekė man to, ko reikėjo ir buvo šitie. Dar paėmiau porą pižamų, bet paėmiau, kad būtų su pedutėm, tiesiog nereikėtų kojinių mauti arba plikom kojytėm, nes nusispardo kartais palieka ir be kaldros. Ir paėmiau tokį kepurį, bet matavau, dėja, jinai per didelį, nors rašo čia nuo 2 iki 6 mėnesių. Šiek tiek nuo 2 iki 6, tai galvytės tikrai skiriasi, ar 2 mėnesių, ar 6 mėnesių, bet jo, jam šiek tiek per didelį, tai manau, aš ją grąžinsiu. Hello. Kad aš šviesus taip šviečia čia? Dar išradėlį. Ai, nežinau. Nu ką,
važiuoju aš vėl. Žodžiu, ką aš daugiau galiu veikti, važiuoju. Važiuoju susitikti su viena prenumeratorė savo. Tai šiek tiek toks jauduliukas, bet ne taip, kad susitikti pasimatyti, jinai man pasiūlė atiduoti savo sūnaus drabužėlius. Tai sako, aš vis tiek niekur jau nebenaudosiu jų. Ir sako, nei draugų aplinkui neturiu, kurios laukiasi, tai sako, galiu atiduoti tau rūbelių vaikiškų, berniukiškų. Tai o pagaliau važiuoju, nes aš nežinau, kokį mėnesį mes derinamės, vis nepavyksta. Tai man, tai jai, žodžiu, reikalai, daugiau reikalų, nes vis tiek man su tajom yra sunkiau jį kažkur palikti. Dabar palikau vyrui, tai lėkiu pas savo prenumeratorę. Ir jo, keistoka, bet faina. Eller tjek det faglige.dk. Her er fragtmanden Sonny. Han er klar til at køre ud fra centralen. Jeg er hans coach, og vi har i denne uge arbejdet med aktiv lytning. Men nu kommer Sonny. Kom her, Sonny, sil på. Tik pažiūrėkit, kiek daug rūbelių. Čia aš nežinau, dėjau, čia sluoksniai, šimtais, man atrodo, yra tų rūbų. Dar čia maišai yra 2 maišai. Ir manau, kad jau iš to komodo nebetilps, reikės atskiros spintos, nes čia beveik visi dabar tokio amžiaus, kur nešioja tajus, ta prasme tokio ūgio, tai, jo, tiesiog, aišku, visų čia neišnešios, nespės išnešiot, bet, tikrai mano vaikinas per dieną pasikeičia nemažai outfitų. Tai jo, bet labai labai faina iš tiesų tokių rūbelių, skirtingų įvairiausių. Dar pasijuokėm, jinai sako, atsirink, kas tau tiks, nes vis tiek pagal tavo koloritą, sako, gali netikti. Žinau, žmonės jau, kas mane seka, žino, kad aš mėgėja viską suderint, priderint, bet čia visi rūbai suderinti, visos spalvos einamos, tai tikrai tiks, tikrai stengsiu panaudoti visus kiek įmanoma ir gal nebereikės jau skalbti kiekvieną dieną, nes, aš nedaug tų rūbelių turėjau, bet tiesiog nepirkdavau, nes greit išauga. Išsikepiau tokių bandelių, tai darau dažnai jas. Šitą receptą aš paliksiu video vlogo gale, viename video, kur aš dariau, ten visas receptas ir kaip dariau. Šį kartą jas dariau tokias mažesnes, nes šiaip jos yra daromos tokios gan didelės, bet mums mažesnės daug skaniau. Panašiai kaip spurgos, bet daug greičiau, paprasčiau pagaminamos ir reikia nedaug ingredientų. Man jau pavyko šiek tiek atsirinkti, ne to, kad atsirinkti, tiesiog susirūšiuoti rūbelius tajaus ir galvoju, reikėtų pradėti viską susidėti, nes dabar visur viską esu išsimėčius, tiesiog niekur netelpa ir galvoju, reikėtų jau išsimti, kas yra jam per maži ir ko nebenaudosi, tuo pačiu atliks vietos. Kitu.
susitvarkiau. Tik nežinau, ar tai galutinis variantas. Nu, svarbiausia, kad dabar niekur nesimėtų viskas vienoje vietoje. Tai, nežinau, gal ir gerai. Ir čia tiek atrinkau rūbelių, kurie jau yra tai per maži. Kažkaip dabar žiūriu tą krūvą ir liūdna darosi. Atrodo, ką tik dar buvo mažiukas ir jau šitie rūbeliai jam nebetinka. Ir kažkaip galvoju, nenoriu, kad tai būtų augti. Nu, nenoriu. Noriu dar pasidžiaugti, kol yra toks mažas. Nu, bet nuo to nepabėgsiu niekur. Vis tiek visi tie rūbai greit bus maži. Bet jo, tą krūvelį kažkaip taip nenoriu aš dar tų rūbelių padėti, kad jam nebetinka jau. Bet liūdna. O aš tą liūdną gaidą atsisveikinu su jumis šiame vloge. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad laikinat. Ačiū, kad komentuosit. Ačiū, kas prenumeruojat. Ir susitiksim greitai kitame video. Ate.